Bendras skaičius, jeigu taip galima būtų palyginti 11 ir 12 metus, Vilniaus mieste yra sumažėję įvairių nusižengimų arba nusikaltimų 3%. Ir bendrai vertinčiau Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimą su Vilniaus apskrities policijos komisariatu teigiamai ir gerai. Ir drąsiai galiu teikti, kad Vilniaus miestas yra saugus miestas. Struktūra nusikalstamumo yra tokia, kad vyrauja turtiniai nusikaltimai, smurtinių nusikaltimų skaičius iš esmės mažėja. Tikimės, kad mūsų žmonės taps tolerantiškesni vieni kitų atžvilgių ir eismo saugumo sąlygos taps vis geresnės ir geresnės. Policija dirba savo darbą, be abejo Vilniaus miestas saugaus miestas taip pat. Irgi galim paminėti, kad praėjusiais metais ypatingas dėmesys buvo skiriamas parkavimo pažeidimams, automobilių statymui ne vietose. Taip pat buvo daug dėmesio skiriama ir pačiai tvarkai, kad nebūtų šiukšinamos mūsų viešosios teritorijos. Ir bendras skaičius surašytų protokolų vien tik tai praeitais metais buvo beveik 50 000 protokolų. Kaip rodo praktika, 10 metų video stebėjimo sistemos įvedimas į Vilniaus miestą tapo labai svarbiu instrumentu policijai, užkardant arba tyriant, efektyviai tyriant galimus nusikaltimus. Transporto kamščių problemos yra sumažėjusios iki tokio lygio, kad Vilnius pagaliau yra išbrauktas pagal tam tikrą metodiką iš tų miestų, kuriuose oficialiai pripažįstama, kad yra transporto kamščiai.